2013 buvo pradėtas kai kurių apylinkių teismų reorganizavimas. Nuo 2018 pradžios bus dar sumažintas apylinkių ir apygardų administracinių teismų skaičius. Tai jau yra antrasis teismų reformos etapas, ji buvo pradėta 13 metais ir tie žingsniai, kurie buvo padaryti, jungiant Vilniaus miesto apylinkės teismus, Šiauliuose, Kaune pasiteisino, buvo numatyta apjungti ir kitus apylinkių teismus į 12 apylinkės teismų, o dabartiniai teismai liks teismų rūmais. Anksčiau Vilniaus, Kauno bei Šiaulių apylinkių teismuose teisėjų darbo krūvis skyrėsi netgi iki 3 kartų, o po sujungimo tokie didžiuliai skirtumai išnyko. Visos bylos nagrinėjimas žymiai operatyviau. Taip pat planuojama 4 apygardų administracinius teismus Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje sujungti į vieną regiono apygardos administracinį teismą. Bus proporcingiau paskirstytas krūvis teisėjams, sudarytos sąlygos greičiau nagrinėti bylas, bet to žmonėms gali būti patogiau ir kituose rūmose, kad būtų nagrinėjama pagal jų gyvenamąją vietą, kur galbūt arčiau, bet pagal teritoriją buvo priklausomas kitam teismui. Todėl mes tikimės, kad ir, aišku, šiek tiek ir atpigs teismų administravimas. Po reformos sustambintose teismuose būtų sutelkti šiuo metu atskiruose teismuose esantis ūkiniai, finansiniai ir žmogiškieji ištekliai.